Žodžiu, nežinau, kiek čia matosi, kiek ne, bet sveikinuosi su jumis. Jau praėjo 3 savaitės po traumos ir sėkmingai vaikštau lauke. Sėkmingai grįžau darbus. Vadėjo, kaip mes mato. Visko, bet, žodžiu, ilgai neužtruksiu čia kalbėti. Tiesiog toks update'as. Visiškai nesimato manęs. Žodžiu, su kojom konkrečiai nieko dar nedarau, kas liečia treniruotės. Apart to, kad vaikštau, kažkokias tai mankštas darau ir pasimasažuoju pėdas su kamuoliuku, bei atsileidžiu įsitempusius raumenis, nes kai patiri traumą, kūnas natūraliai, organizmas natūraliai pradeda visą tai saugoti, aptemdamas raumenis. Ir va, kaip tik vaikštam ir esu su bėgimo kėdais, kadangi noriu save psichologiškai pripratinti prie jų, nes mano tikslas yra pradėti bėgioti. Ir ilgą laiką nebėgiojau ir tiesiai eidavau žaisti krepšinį ir aš manau, kad tai turėjo tiesioginį ryšį su ir trauma, kadangi visiškai buvau nepratęs bėgioti, o krepšinį viską mes užmaksinam ir, kaip sakant, neina ramiai žaisti. Ir paukas šiai dienai viskas, ką man eina su koja daryti, tai vaikščioti ir šiaip visai išeina ir vaikščioti spartesnių žingsnių, bet apie kažkokį tai minimalų bėgimą, kažkokį tai šuoliuką, didesnį pėdos fleksiją ir panašiai galbūt dar nėra, nes šių judesių pilnai dar negaliu daryti ir apskritai nelabai dar galiu daryti, nes reikia pripratinti, bet šiaip raumenis atsigauna, kadangi vien vaikščiojimas pirmom dienom natūralu kažkokią tai raumeninę pažeitą padarydavo ir jausdavosi raumoka toks pavargęs, kaip šiek tiek krūvio gavęs, kaip po lengvos pirmos kojų treniruotės. Na, žodžiu, tai dabar pasivaikštau, nes po darbų esu, praseinam, pavedžiojam šunį, grįšiu namo, kadangi nieko rimto su kojom nedarau, o šitam vlogę parodysiu mankštą būtent savo čiurnai kojom, būtent kurią galima daryti ir jums, jeigu esate patyrę kažkokią tai čiurnos traumą ir kaip savo padėti atsistatyti, sutvirtėti, tai pafilmuosiu viską namuose, tai dabar susirinkam žingsnius ir pasifilmuosiu namuose. Tai grįžom po pasivaikščiojimo, tai turiu va tokį kamuoliuką ir su tokiu kamuoliuku būtent masažuojuosi pėdą, tai viskas labai paprasta, įsidedu kamuoliuką, čia kur yra skliautas, būtent šitą vietą nuo padikolio ir kulnakaulio, perėjau ir spaudžiu ir labai lėtu judesiu einu nuo kaulo iki kaulo, o taip prasimasažuoju, tada pėdą pakreipiu priekį, važiuoju link kulno, kulno žemyn, važiuoju priekį ir taip praeinu praktiškai. Čia startuoju ir taip linijomis zigzagų einu iki šito šono ir grįžtu. Iki kol praktiškai jaučiu, kad man skausmas sumažėja. Aš taip prasimasažuoju. Kadangi kurį laiką tas pėdas jau taip masažuoju, tai man net nėra didelių įtampų tenais. Bet profilaktiškai taip praeinu, patikrinu, pažiūriu. Masažavęs aš mėgstu labai atsispausti sėdmenį su kamuoliuku, užgaudau, vadinkime, tą trigerį ir tiesiog tą trigerį užlaikau, jaučiu skausmą ir viskas, tiesiog būnu, nevažinėju, labiau kuprais ir aišku, čia tokia kaip labiau parodoma jums tokia mankštelė, demonstruoju, ką aš darau ir kas jums gali būti naudinga. Tai skausmas praeina, paeina dar vieną vietą, vėl pabūnu, kol skausmą jaučiu ir iki tol, kol praeina. Ir tarkim, praeinu visą sėdmenį ir aš galiu tą patį kartuoti su kita puse, va šitaip. Koją sulenkiu. Paskui prie kitos pusės, sėdmens prieinu. Ir taip realiai išsimasažuoju tas vietas ir jau atsilaisvinus jas,
atsiranda laisvumas ir koja ir daug yra lengviau daryti kojų mankštą, kurią taip pat parodysiu. Šiaip basicas su pratimais yra tos, ką aš visą laiką darydavau ir apšilimui prieš kojų treniruotę. Tai labai paprasti mobilumo pratimai, kurie tinka kaip apšilimas. Tai tiesiog prisidedu koją, pažįsta koją priekį ir biškutį dubeniu po savim, kūnas tiesus ir tiesiog einu į priekį, kol atsiras kažkoks tempimas čia arba atsiras tenais kažkas. Šiuo atveju man jau pradeda čia veržti. Ir aš šitą poziciją tiesiog užlaikau. Kokias 5 sekundės grįžtu. Ir veiksmą vėl pakartoju kokius dar 4 kartus. Tai iš viso po 5 kartus pasidarau. Ir realiai pratinu savo koją, savo čiurną prie tokių veiksmų. Duodu suprasti savo organizmui, kad tai yra saugus judesiai, kad jau galim pradėti lankstyti. Ir tuo pačiu tikrinu savo skausmo ribą. Nes aš taip galiu matyti, kiek aš galiu ko padaryti. Automatiškai su visu to atsiranda tas kaip ir skausmas slenksčio įveikimas ir kasdien, kai darome judesius, yra lengviau. O iš karto, kaip matosi, kairė mano kiek gali padaryti. Ženkliai daugiau, realiai net nejaučiu apie tempimą apskritai. Kiek skiriasi. Bet kur realiai prieš 2 savaitės aš net pavaikščioti negalėjau, su ramentas buvau. Ir kojas judint beveik negalėjau, tik pirštus. Ką dabar darau, tai aš manau yra labai geras rezultatas ir gijimas vadinčiau labai spartus. Ir lygiai taip pat šoninis atverimas puikiai tinka vidiniam raumenim. Aišku, aš mėgstu šortais daryti, nes kelnių biškį veržia, bet amplitudės nėra didelės mano, tai atlaikys va. Nu, čia biškį daugiau galiu, bet jau per priekį va jaučiasi. Pabūnu, palaikau irgi dubenį šiek tiek po savim, kūnas tiesus, nu ir taip palaikau, po 5 kartus pasidarau va tokį. Ir ne tik, kad čiurnai gerai lankstyti po pažeidimo, bet bendrai išmankštinti kojas ir neleisti joms sustingti. Ir paskui, kai grįžinėsite į sportus krūvius, jūs nebūsit visiškai sustingę ir būsite gana gerai išsilankstę. Ir čia tokie yra basicai geri pratimai. Paprasti geri pratimai yra paprasti tempimai. O šią dieną tenka girdėti, kad, manau, daugelis jūsų girdėjo, jeigu kas domitės sporto, kad statiniai tempimai nėra labai efektyvūs, bet jeigu jie nėra tokie efektyvūs, tai klausimas, kodėl jie padeda tada. Nes aš būtent juos darausi, visada dariausi nuo to momento, kai galėjau kažkokį bent tempimą atlikti. Ir kasdien mano situacija gerėdavo, tai kaip ir viskas gerai. Praktinis pavyzdys, kur net nereikia mokslinio tyrimą atlikti. Va, pasidarau po 5 kartus. Šitaip. Paskui, kadangi kitos pozicijos vėlgi gali būti neįtin labai malonios, aš tiesiog mėgstu va tokią pasitėti. 90-90. Ir tiesiog va, rankom prislaikant, pasirenkiu priekį, išgaunu tempimą, šiuo atveju per čiurną jokio, čia daugiau per sėdmenį. Ir pabūnu 5 sekundės, labai lengvai. Op, atsispaudžiu. Ir vėl neinu, su rankom prislaikau tik tiek, kiek reikia. Sau padėti, šiaip stengiuosi visą apkrovą ant kojas perkelt. Ir vėl realiai atsileidžiu atgal ir nusileidžiu žemyn. Po 5 kartus, po 5 sekundės. Nieko sunkiai, pirmais kartais nereikia daryti, aš pats to nedarau. Faktas, matydamas, kad kažkokie judesiai man tampa per lengvi, nieko nejaučiu, aš sunkinsiu nuo kito karto kažkokį tai judesį. Atliksiu sudėtingesnį. Ir kaip ir minėjau, jeigu jums įdomu stebėti tą visą progresą, kaip darau, kaip atsistatinėju, kas yra naudinga ir tiem, kas turėjote traumą arba turite ir nežinote, nuo ko pradėti, tai kaip tik galite komentuoti, duoti žinoti man, nes yra geras atsakas. Ir toliau kursiu dalinsiuosi video įrašais, bet dabar kol kas to neskubu labai daryti, o kada randu laiko. Bet planas va šios savaitės įmest, tai kas savaitę po vieną. Va. Nu, kas liečia klubus, tai situacija labai panaši. Bet kas liečia čiurnas, tai jo situacija akivaizdžiai pažeistos dar yra ką veikti, kad įsivyktų kairė.
Tai realiai nieko su kairė pusė daug nedarysiu. Ir kartais leisiu ne dešiniai daugiau daryti, kad prisivytų, kad prasivys ir susilygins. Na, bandysime tada daryti viską sinchroniškiau vienodai. Po to keturgalvio dar nelabai galiu tempti. Nu, jo tempimas buvo pirmas pratimas, bet šiaip tada praskipinus, sakykime, keturgalvę. Nu, nebent yra dar vienas variantas, klūpint daryti, pat ką irgi praktikuoju. Bet čia daugiau ne kaip tempimas kažkas, bet labiau aš akcentuoju kaip poziciją. Tai galima šitai pradžiai, o taip nueiti, bet man jau čia yra lengva. Prieš 2-3 dienas man buvo, bet čia jau taip sunkiau jau ten veržiu. Dabar aš jau galiu va taip pasidėti, prisitaikant su rankom ir nueiti va. Mano keturgalviai kaip ir jau galėtų, nieko, bet va per čiurną man jau nelabai leidžia. Ir tiesiog būna va tokią poziciją papraktikuoju jau kokią minutę 2. Bet kadangi jums atsibos laukti minutę 2, tai tiesiog tik parodau. O šiaip tai dvigalviai. Šitą pratimą surodęs Instagram'e, tai dabar nežinau kiek per kamerą matos, bet gal tikros klubui matos. Tiesiu nugarą per klubus, palinkstu priekį, kur gaunu tempimą. Ir čia pabūnu 10 sekundžių. Pabūnu 10 sekundžių, tempimas neturi būti stiprus. Nu, gali būti tempti ir bauzas, nesvarbu šiaip. Ir kai praeina 10 sekundžių, aš kuprinuosi, leidžiasi žemyn tiek kiek eina. Ir gaunu kitą tempimą ir pabūnu čia vėl 10 sekundžių. Kai praeina 10 sekundžių, aš įsidėsinu tik per nugarą, bet per klubą lieku pasilenkęs. Ir jeigu jaučiu, kad man tempimas yra mažesnis, aš dar daugiau pasilenkiu per klubą, kol jau atsiranda panašus tempimas kaip pirmą kartą. Tai reiškia, išdidėjo amplitudė. Pabūnu 10 sekundžių. Ir po 10 sekundžių vėl sustuprinu žemyn. Siekiu kojų pirštus. Ir čia pabūnu 10 sekundžių. Ir realiai pritempiu savo dvigalvius ir šiek tiek blauzdas. Atlikę šitos tempimus, aš pereinu dar prie čiurnos pratimų. Tai mėgstu įsirinkti į senelę, kojas priekę ir čiurnas lenkiu į save, va kiek eina. Šitas pratimas, aš sakyčiau, draugiškas, bet man realiai va ta maks amplitudė, jinai jau sukelia kažkokį tai stabdį, diskomfortą minimalų. Ir va tokį veiksmą aš galiu padaryti 10 kartų. Kokias maždaug 2-3 serijas. Va čia realiai blauzdos priekis. Dirba puikiai. Ir labai svarbu yra įstiprinti, neapleisti. Tai labai yra svarbus raumuo. Kas liečia kelio stabilumą, čiurnos stabilumą. Tarp kitko įtvaras, kur dabar uždėtas yra, jis yra minkštas, visiškai neriboja judesių, bet duoda šiokią tokią šilumą sąnariui, kas yra labai svarbu, kad skystis išsiskirinėtų. Ir be abejo minimaliai kažkokį lengvą papildomą stabilumą, bet šiaip kai būnu darbe salėje arba sportuoju, aš užsidedu biškį čiučiu tvirtesnį sportinį įtvarą, nes man dar būna pakrypsta kartais taip nemaloniai čiurna, tai kol dar tinimai maksimaliai, kaip sakau, nepraėjo ir kažkokia lygia mėlynas, tai dar panešiosiu, o paskui jau nusimsiu, kai visi dalykai praeis. Na ir paskui atsistoju čia, pirštų galų, jeigu eina. Bandau leisti kulnus iki pirmo tempimo. Matau, kad nėra tempimo, paėnam gal dar labiau. Dar nuleidžiu, jau kažkas atsiranda. Matau, kad ne. Ir taip galėtų sumatuoti savo. Dar ne. Va, čia jau yra riba. Per priekį veržia. Na ir tempia blauzdą. Kairės, pavyzdžiui, nieko. Ir va, galiu daryti pasitebimus tokius lengvus. Irgi 10. 2-3 serijos po 10. Jeigu turite namie pakilas, laiptus, kažką, tai galite anksčiau daryti užlipę. Ir daryti atsargiai, lėtai, stebėti save, kiek jūs galite to daryti, kad netemptų per stipriai ir nebūtų skausmo. Dirbti toj saugioj amplitudėje ir stiprinti tos raumenis. Tik nedaryti staigiai, reikia svarbu. Nes sproginėtinas, ten yra pažeidimai, dar viskas gyja, tai geriau viską daryti lėčiau. Va, tokie basikai, be abejo, yra daug dar kitų pratimų, kaip galima stiprinti, bet
dar tokį vieną ekstra parodysiu, nes aš jau manau, kad vis tiek sekantį vlogą, kai jums filmuosiu, tai gali būti jau galbūt salės aplinka. Na, bus matyt. Aš labai taip optimistiškai dar žiūriu. Tai būna kokį metrą. Na, tarkime, nuo čia iki čia. Vienu metu save sukoju pirštais. Op, traukiu. Ir bandau metrą tiesiog nueiti. Čia labai geras pėdoms stiprinti pratimas, blauzdoms stiprinti. Ir va, pavyzdžiui, ties čia aš jaučiu, kad man į achilą eina šioks toks nemalonus jausmas. Bet aš vis tiek treniruoju, nes man tai nėra skausmas, tiesiog diskomfortas. Ir va, darau pratimą, kad funkcionuotų viskas pilnai. O bandau nueiti. Kadangi šitą pratimą pastaruoju metu iki traumos tikrai daug darydavau, tai man nėra labai sunku. Bandau neužmest kūno dar, kas svarbu. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad nedarytumėt po vieną, kas yra super lengva, bet daryti abiem iš karto traukti save ir jokių užmetimų iš kūno. Ir be abejo, pirmais kartais būna iš vis sunku pajudėti iš vietos ir labai pavargsta raumuo. Ir va, nueinu maždaug metrą. Irgi nešokinėjom. Na, nueinu metrą. Ir viskas, ir mano tokia minimali mankštelė baigėsi. Aiškus, jums rodžiau, kaip sakiau, tokia daugiau parodomąjį variantą po seriją, nes čia po 2-3 galima daryti. Ir save stebint, kaip reaguoja koja, kaip jūs jaučiatės, galima viską sunkintis. Ir tos pačius pratimus pasisunkinti ir paskui pereiti po biškį galbūt į salę. Bet tai yra jau gera pradžia, kaip praėjus 3 savaitėm, dabar eina 4 savaitė. Tai jo, sekantį vlogą, kai filmuosiu, aš manau dabar filmuosiu trečiadieniais galbūt, nes dabar trečiadienis, kadangi man trečiadienis tada būdavo kojų diena. Ir jo, kol kas čia tiek, toks trumpesnis video, su tikslu jums parodyti mankštą. Ir tikiuosi patiko, tai sumatysime kitą savaitę.